Tėvynės sąjunga, švenčianti 15 metų jubiliejų, be abejo keitėsi, lygiai taip kaip keičiasi jaunas žmogus ir lygiai taip kaip keitėsi ir Lietuva. Tai prieš 15 metų gimusi tam tikrą prasme kaip politinė sąjūdžio įpėdinė, Tėvynės sąjunga prieš tos 15 metų galėjo džiaugtis, kad net nebūdama valdžioje arba būdama valdžioje labai trumpą laiką, per visus 18 nepriklausomybės metų, Tėvynės sąjunga esmingai prisidėjo prie to, kad svarbiausiai sąjūdžio tikslai buvo daugiau ar mažiau įgyvendinti. O šiandieniam politinių partijų peizaže, karuselėj, kartais net ir chaose, mano įsitikinimu, Tėvynės sąjunga išsiskiria savo tvirtumu, pastovumu ir labai aiškių principinių nuostatų stuburų, kuriuos stengiamės įgyvendinti labai įvairiomis aplinkybėmis. Ir būdami valdžioje, ir būdami opozicijoje, ar net ir būdami kartais tokiuose keistose, sakyčiau, kombinacijose, kai taip susiklošius politiniam aplinkybėm ir siekdami Lietuvai naudos, turėjom priimti sprendimą kažkurį laiką paremti Gedimino Kirkilo vadovaujamos mažumos vyriausybės veiklą. Šiandieninio Lietuvos politinio gyvenimo suprastėjimo ar sulėkštėjimo fone, mano įsitikinimu, Tėvynės sąjunga išsiskiria savo gebėjimu išlaikyti gilias principinės nuostatas. Ir tam padeda ir ta patirtis, kurią atsinešam iš sąjūdžio. Tam labai daug padėjo ir tai, ką mums pavyko pasiekti per paskutinius keletą metų, kai mes apsijungėme ir su politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, ir dabar vykstantis susijungimas su Lietuvos krikščionių demokratų partija. Taip pat yra labai stiprus impulsas mum dar labiau išsigryninti tas krikščioniškas vertybės, kurios mums visada būdavo svarbios. Susijungimas su tautininkų sąjunga, su dešiniųjų sąjunga lygiai taip pat padėjo ir padeda tą vertybių gilumą ir principų gilumą išlaikyti net ir šitom sudėtingom politinio gyvenimo sąlygom, kai atrodytų, kad pragmatizmas, paviršutinis, kad pragmatizmas užlieja visą erdvę. Aš tikiu, kad Lietuva vis labiau tampa europietiška valstybė. Ir aš tikiu, kad ir politinėje kultūroje to europietiškumo mes matysime vis daugiau. Ir todėl aš tikiu, kad Lietuvos žmonėm, Lietuvos piliečiam, Lietuvos rinkėjam europietiškos politinės vertybės darysis vis svarbesnės. Ir aš tikrai tikiu, kad stiprėjanti, besivienijanti politinė dešinė Lietuvos su Tėvynės sąjunga, apsijungiančia su Lietuvos krikščionimis demokratais kaip svarbiausia politinė jėga, iš tiesų turės didelę atramą Lietuvos rinkėjų tarpe. Ir tai reikš, kad Tėvynės sąjunga turės didelę atsakomybę vėl grąžinti Lietuvą į sparčios pažangos kelią, kuriame yra labai daug svarbių dalykų, paprastų, bet svarbių dalykų. Reikia ir išsišluoti mūsų valstybėje, reikia ir išvengti ekonominių duobių, kurios tikrai artėja ir ekonominė padangė vis labiau niaukiasi. Ir išsišlavus ir išlipus iš to duobių, reikia sparčiai veržtis į priekį. Ir Tėvynės sąjungai aš linkiu ir sekančius 15 metų likti tokie, kokie buvome per šitos 15 metų, dar labiau stiprėti ir dar labiau ir drąsiau imti atsakomybę ant savo pečių.